Sveiki visi, čia kaip matote vėl matote mano pelytę dabar. Tai va, sukuriame naują pasaulį, o mūsų pasaulis kaip vadins? Gal domis? Matote, tas išlikimas ir vat. Ir vat, mapą mes pasidarom, jeigu jūs žinote, gal kas jūs žinote. Jeigu žinote, skryne. Šitą galime jungti atliktą, skurti naują pasaulį. Pradėsime survival. Šiandien, paskui gal ir galėsime kas nors kitokius. Tai kuriama vietovė, čia viskas gerai. Tai grįžime, kada sukurs. O, netgi nereikia. Ir kur mes atsiradome? Eik tu sau, mes atsiradome vandenyje. Šitas yra labai blogai. Nu va, biškį lagina kažkodėl. Įprasta mano kompiuterį. Tai nežinau. Pradėsime filmuoti, kai surasiu žemę. Tai ką, suradau žemę, čia biškį pavaikščiau, radau sniegynus. Prie sniegynų matote biškį lagina man. Bet va. Ir pagaliau radau, nes aš ieškojau šiaip tiksliau savo bonus chest. Tai, kaip matote, ir radau aš. Matote, mano kompiuteris nėra iš pačių geriausių. Pelytė irgi, nes pelytė jau labai senas laikas yra. Pasiimam tų torčių, matote, lagino, vilkėlis, bet aišku dabar mes neturim nei baumyno, nei ko. Tai ką, aš nenorėčiau gyventi sniegynuose, tai ieškom kažko kito, sugrįžime, kai suieškosim. Tai va, biškį paklaidžiojęs ir radau šičia, matote, ten sniegynai. Tai va, pirmą bėgam kirsti medžių ir iš karto keivas. Kaip gerai, nes mums tikrai jo reikės. Kaip matote, man biškį FPS dropas, bet nieko. Gal susitaikysime. Aišku, gerai, kad turiu kirvuką. Tai va. Kokie dar visokių gyvūnų, ar tai yra? Oi, soriuks. Čia šitaip šiaip neturėjo būti. Matote, prisikertam daug medžio. Nežinau, kodėl taip sunkiai lagino. Apie sodropas matote. Va. Ir tu man čia nemurk. Karvė. Karveta. Atsiprašau. Nu tai va. Matote, nežinau kaip garsas, jeigu va, dabar girdėsite labai garsiai muziką, tai nežinau ką reikės daryti, nes aš dabar labai turiu švelniai, labai jau švelniai pelytę judinti. Kaip matote, mes iki pat vakaro mes turime pastatyti būstą. Tai va, einame statyti būstą. Kaip matote, aš šiaip norėčiau susikurti ant šito kalno, nežinau, gal šito kalno papėdį, ne, bet ant štai šičia. Tai va, pasidarom mes jau pamatus savo namų. Soriuks, taip tikrai neturėjo būti. Nes net aš pats netgi nežinau, kodėl toksai lagas, tai sorry.
gal, po filmavimo biškį už kadro padirbsiu, nes vis tiek reikia visokių resursų. Už kadro biškį padirbsiu. Tai va, pamatai jau yra. Kaip matote, biškį jau pradeda laginti, bet nieko. Ir man atrodo, aš dabar tik galiu 10 minučių filmuoti, gal 15, bet man atrodo, kad 10. Tai va, čia bus mano pirmoji serverio išlikimo ir jūs galėsite nuspręsti, rašykite komentaruose, galėsite nuspręsti, kaip čia vadinasi. Tikrai pažiūrėsiu ir išrinksiu. Tai va, matot, pradėjau savo video kurti be nojaus ir man visai gerai jau sekasi. Tai va, gal kitas video bus irgi šiandien, nes aš noriu atsigriebti už mūsų vyrus. Tai va, tai šiandien gal bus kitas video, nežinau, bet taip labai jau norėčiau. Tai va, ką dar pasakyti? Jaučiu, kad va štai šitos serijos bus ant naujausios snapshoto. Tai va, tai dabar tik ant 1.6.4, o čia gal bus dideli miškai. Tai, tai nežinau. Dabar darau ant 6.4. 1.6.4, atnaujinimo, sorry, jeigu kažkam lagina, pasididinti kokybę, nežinau ką darykite, bet dabar pirmas kartas, tai dar mano PC nėra pripratęs tokių judesių daryti greitų, tai va, gal pasimažinsiu pelytę su judesius. Tai matote, jeigu labai garsus, jeigu dabar pažiūrėsiu šitą video ir bus labai jau žiauriai garsus dėjimas blokų visų ir dar kažkas, tai žinokite, iš karto padarysiu kitame epizode. Tai va, greitai bėga laikas ir tiek mes mažai tą pasistatėm, bet taip jau ir yra. Matote, va, greitai galėsime pasidaryti viską. Va, čia padedam. Pirma, aišku, reikia duris pasidaryti. Vieną plėšflytą. Plėšflytą dedame čia. Ir, koks frame dropas. Mat, ten dar aukštesni kalnai. Tai dar už kadro nueisiu, pažiūrėsiu, kokie ten kalnai. Biškį pasivaikščiosiu. Tai va, padedame čia visokius tos. Ir ką? Matau, yra ežerėlis. Reikėtų man jau stogą pasidaryti mano to pradinio namuko. Ir kaip matai, jau saulė leidžiasi. Tai va. Bus stogas iš šitokių lentų. Matote, saulė leidžiasi ir nenori, kad prispauninti pas mumis visokie creeperiai, zombiai. Tai va. Ir patarkite, kokius jūs labiau norėtumėte video, kur privačiame serveryje aš žaidžiu. Ar va štai šitokio. Nes aš vis tiek darysiu to ir to, bet man reikia žinoti, ko jūs labiau norėtumėt, ko man labiau reikia daryti kokius video. Nes aš labai norėčiau taip sužinoti. Nes, vat, jeigu žaistume privačiame serveryje, žaistume su mano draugu. Tokiu Kristupu, jeigu žinote. Tai va. Tai šitoks, vat, bus mano pirmasis namėlis, matote ten didelį kalną.